Taigi tęsiame laidą, kurioje dabar atėjo metas pasikalbėti apie šeimos finansų valdymą ir didžiausias klaidas. Kur dažniausiai iškapsi namų ūkio pinigai? Kodėl taip svarbu sekti išlaidas ir kaip aiškus tikslai bei paprasti finansiniai įpročiai gali pagerinti šeimos biudžetą net nekeičiant pajamų? Ir kas padeda atgauti kontrolę bei nebeklausti, tai kurgi dingo mūsų tie visi pinigai uždirbti per praėjusį mėnesį? O dar prieš pranešant, kokiagi bus mūsų pašnekovė, noriu jūs pakviesti iš karto skanuoti šį dabar matomo ekrane QR kodą ir užduoti klausimą. Taip dalyvausite laidoje kartu su mumis ir mes galėsime atsakyti. Na, tiksliau, mūsų pašnekovė, kuri yra labiau kvalifikuota, būtinai atsakys jūsų klausimus. Taigi apie visą tai ir kalbėsime su iFuture Investments vadove Renata Medvedeva. Sveiki, Renata. Labą dieną. Tai kalbant dabar apie tuos šeimos finansus, dažnai mes užduodame turbūt vieni kitiems tą klausimą, tai kur dingsta tie pinigai. Tai kur dažniausiai dingsta? Ar per kažkokius didelius sprendimus, per kažkokius didelius pirkinius, ar tiesiog kasdieniams reikmėms? Čia vienas dažniausiai klausimų, kuriuos ir klientai užduoda atėjo konsultacijas. Aš gal formuočiau šitą klausimą truputėlį kitaip, ne kur, o kada dingsta pinigai. Pinigai dingsta tada, kai jie nėra valdomi. Ar tai susijęs su emocijomis? Vienareikšmiškai. Tai yra emocija ir psichologija, nes iš esmės didžiausia dėmesį, jeigu yra daromos klaidos finansuose, yra skiriama kaip daugiau uždirbti, kas yra labai gerai. Lietuviai mes esam labai verslus, ar ne? Ir jeigu yra idėja įgyvendinti mums 1, 2 ir viskas, ar ne? Ir kitas vieta, kur yra skiriamas dėmesys, kur juos išleisti, kaip įgyvendinti savo svajones, ar ne? Ir vat į du šitus polius yra skiriama pinigai, o į tą tarpinį dalyką, valdymą pinigų, vis dar yra skiriama per mažai dėmesio ir čia labai yra didelė rizika, kuo daugiau uždirbi pinigų, tuo lengviau pasimesti. Tai galbūt sakyčiau, kada dingsta pinigai, kada jie nėra valdomi arba nepakankamai valdomi. Tai pradėkime nuo pradžiamokslo, turbūt biudžetas šeimos. Taip, iš esmės yra finansinis planas šeimos arba asmens, reikėtų pradėti nuo asmens finansinio plano, kuris toks standartinė klasikinė jo versija yra 5 žingsniai, tai pirmas iš to žingsnių tai yra finansinė pagalbė. Iš tiesų taip. Ar ne? Valdyti savo finansus. Dar labai trumpai, priminkime visiems mums, tai kas ta finansinė pagalbė? Finansinė pagalbė tai atidėti pinigai, ar ne, kurie yra minimum 3 mėnesių būtinosios išlaidos, ar ne? Kiekvienas iš mūsų turim žinoti savo būtinasias išlaidas, tai yra ta pinigų suma, įsivaizduokime, nes kartais žmonės maišo būtinasias išlaidas su vidutinėm išlaidom, ar ne, būtinosios tai yra, kad, pavyzdžiui, sustoja pas mane piniginiai srautai, ar ne, bet sąskaitos jos vis tiek atvažiuoja. Tai vat kur tos yra grindys būtinųjų išlaidų, nes gyvenime visko nutinka, mes galim darbo netekti. Tai finansinė pagalbė, tie yra greiti pinigai, tas toksai yra saugumas minimum 3 mėnesių turėti būtinasias išlaidas, rekomendacija yra ne mažiau negu 6 mėnesius turėti būtinasias išlaidas. Na tai pirmiausia reikia susidėlioti, kas tos būtinosios išlaidos ir nuo to viskas prasideda. Taip, tikrai taip. O kaip jūs pastebite, Renata, ar dažniau žmonės pervertina savo gaunamas pajamas, ar labiau nuvertina išlaidas? Ir taip, bet jeigu reikėtų, šiaip tai bendra situacija yra labai gerėja. Ne, tai tas tikrai labai džiugina, bet jeigu reikėtų klasifikuoti, tai vis dėlto yra nesuvaldomos išlaidos. Yra kategorija žmonių, kurie stipriai gyvena ne pagal savo kišenę, ar ne? Yra svarbus statuso pirkiniai, pavadinkim, kas pas mus Lietuvoje yra klasika automobilis, ar ne? Bet tai čia toks vienas kraštutinumas, bet dažniausiai sutinkama nesuvaldomos išlaidos. Koks būtų tas pirmasis patarimas, galbūt greitasis patarimas, kuris galėtų padėti pakeisti iš esmės situaciją? Pirmas patarimas, manau, būtų pasidaryti biudžetą. Tai tiesiog atsidaryti savo banko sąskaitą ir išsirašyti minimum mėnesio, o rekomendacija 3, kur kiek atėjo pas mane, atvažiavo pinigų ir kur aš juos tiksliai išleidau iki cento. O ir labai svarbu asmeninėme, šeimos, dabar jau kalbame apie šeimą, biudžete, nusistatyti tikslus, labai konkrečius tikslus. Dabar, vis tiek tą biudžetą, matyt, reikėtų susidėlioti mėnesio pradžioje, kaip mes planuojame išleisti dabar čia per artimiausias dienas, kam tiksliai tuos pinigus. Ar nebūtina dabar čia dėliotis taip konkrečių tikslų, kaip jūs patartumėt? Vėlgi, šeima šeimai nelygi, ar ne? Aš kaip visą laiką sakau, kur ta riba, mes vis tiek turim rinktis ir finansinius įpročius, čia gal įpročio klausimas, pagal
kiekvienos šeimos tą psichologinį tokį Veikimo suvokimą, veikimą. modelį. Nes vieni labai taupo ir ten iki cento ir niekur neišleidžia nei kairį ir dešinį, čia yra viena pusė. Kai kitas gali pasakyti, aš noriu gyventi čia diena, yra kitas kraštutinumas. Tai kur tas yra viduriukas, tai čia gal reikėtų pradėti nuo to. Nes iš tiesų tas tikslų labai konkrečių susidėliojimas, na, kiekvieno cento, kur mes čia planuojame dabar išleisti, tarsi yra priboja tą laisvę, vėlgi emociškai gali iš kitos pusės paveikti. Čia vėlgi, sakau, iš kurios pusės pažiūrėsim, bet iš esmės neturėjimas finansinių tikslų trumpalaikių ir ypatingai ilgalaikių, tai tas pats, žinot, kaip yra laivas be kurso arba nuvažiuoti, nežinau, į vieną, niekada joje nebuvus be navigacijos, ar pavyktų iš pirmo karto, vargu. Tai tikslai, jie padeda nepaklysti. O kaip sakytumėte, galima būtų suderinti tuos kasdienius poreikius, kasdienio vartojimo, tuos, ar ne, išlaidas su ilgalaikiais poreikiais, na, kalbant apie vaikų perspektyvas, ateitį, investavimą, taupimą, pensiją? Finansinis planas. Finansinio plano sudarimas tai yra aiški strategija, tai yra pamatiniai dalykai, kaip ir sakau, ir finansinė pagalbė, draudimai, tai yra rizikų valdymas, tai yra pensijos planas, dabar čia rinkoje yra, Lietuvoje pas mus yra ta tema, toliau ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai kapitalo, tarkim per investicijas kaupimas. Ir tai yra kaip pirma klasė, ar ne, pamatas. Mes nenueisim į 12 klasę, neišmokę skaityti ir rašyti. Tai vat, pirmas tai yra susidaryti šeimos finansinį planą, pagal savo pajamas, pagal savo išlaidas, pagal savo poreikį, gyvenimo būdą yra aiški strategija, o kaip žmogų šeimoje ir individualiai atsiranda aiškumas, tada atsiranda ramybė ir tada viskas labai gražiai pasidaro. O kokias klaidas jūs dažniausiai pastebite šeimose, kalbant apie jau būsto paskolų, vartojimo, kreditų, tvarkymą? Labai daug yra. Šiaip situacija tikrai jinai labai stipriai gerėja, domisi, klausia, aiškinasi, nuėję pas kreditorių, gilinasi į sąlygas, lygina žmonės, yra ir lyginimo platformų labai daug atsiradę. Bet pagrindinė, gal jeigu reikėtų išskirti pagrindinę priežastį, tai skuba. Daro antrą žingsnį, ne pirmą. Skaudžiausia, gal ir sunkiausia būna žiūrėti į klientus ir kuomet jau kreipiasi į pagalbą, kuomet išsirenka būstą, veikia emocijos, labai labai noriu, o pajamos galbūt jų nepakanka, galbūt nepakanka pradinio įnašo. Ir būna dažnai žmonės rankpinigius padavę, ar ne, ir tada, nes žaidžia labai stipriai emocija, ir tada padaro labai daug neprotingų ir per brangių sprendimų. Tai galbūt patarimas neskubėti. Pirmiausia, kreiptis pas specialistą, pasižiūrėti savo galimybės, ypatingai jeigu yra nestandartinės pajamos, kaip tarkim kredito įstaigos traktuoja, standartą traktuoja darbo užmokestis, bet vis daugiau ir daugiau žmonių dirba su individualia veikla, su mažosiom bendrijom, ar ne, bet kaip padaryti namų darbus, kad bankui, kredito įstaigom tiktų. Ar ne? Ir kaip sudėlioti pajamas. Tai vat pasidaryti namų darbus ir tada, žinant savo galimybės, eiti daryti antrą žingsnį. Ką labiausiai rekomenduotumėte, na, ar pakanka vis tik tai čia konsultacijos su kredito įstaigos atstovu, banko atstovu, ar reikėtų papildomos pagalbos iš šono ieškoti? Priklauso, kiek pats žmogus turi informacijos. Aš visą laiką už individualią konsultaciją pas specialistą, kaip žmogui norisi. Vienam norisi skaityti, ar ne, jisai gali skirti laiko ir rinkti informaciją pats. Mes gyvenam informacijos amžiui, kitam reikia žmogui taupo savo laiką ir reikia specialisto, kuris sudėliotų planą. Tai čia nuo žmogus priklauso. O pastebite, kad dar pasitaikytų tokių atvejų, kai šeimos įsigyja tam tikrą draudimą, nesakykime, irgi galbūt kiekvieną mėnesį sumoka už jį ir nelabai supranta iki galo, tai kam reikalinga, tai ar tikrai pravers konkrečiai šeimai? Taip. Oi, čia tokia tema, kur labai mano mylima, aš labai myliu draudimus, draudimas draudimui nėra lygus. Aš patiksiu tokį pavyzdį, čia žinot, kaip žmogaus asmeninis kasko. Ne, vat, automobilio kasko yra, tai vat, žmogaus asmeninis kasko, tai yra labai reikia suvokti, ką aš įsigyju
ar ne, nes aš galiu nusipirkti Lamborghini, pasistatyti jį, bet aš galiu nemokėti jo vairuoti, tai ar Lamborghinis, ar Volkswagenas, bet kokiu atveju surūdys. Tai su draudimu lygiai taip pat ir tikrai, jeigu yra senos sutartys, 10-15 metų sutinkam ar ne, ten dažniausiai žmonės nesupranta, ką turi, nežino nedraudžiamų įvykių, nežino investicinių krypčių, jeigu kalba apie investicinį gyvybės draudimą ar ne. Jeigu sutinkam naujas sutartis, tai yra metų 2-3, tai senumo, žmonės jau labai viską žino. Mokesčius žino, fondų valdymo mokesčius, nedraudžiamuosius įvykius. Tai čia žiūrint, kada sudarė. Gal dar ir kitokių investicijų formų pasitaiko, kurios nebūtinai reikalingos būna. Ką dažniausiai pastebite? Dažniausiai pastebiu, kai žmonės, įdomiausias yra dalykas, kuomet pradeda klausinėti, bet kur yra finansinę pagalbę pradedu formuoti ir pradedu klausti, kur yra padėti pinigai, ar ne? Ir čia vienam banke įkaupiamą indėlį įdėta ten kažkiek pinigų, kažkas ten, nežinau, ten kokiam Revolute, kaip pavyzdys, ar ne, įdėta. Kažkas ten voke, kažkas kokiuose ETF fonduose, kažkas turi senais laikais 3 pakopą nusipirkęs, kažkas ten turi ne vieną ir ne 2 gyvybės draudimus ir žmonės net nežino, kur turi. Tai čia apie tą gausą tiesiog reikia susisteminti ir surasti pinigus. Tai mano gal dažniausia, ką noriu pasakyti, pastebima klaida, turėti neužtenka. Reikia mokėti, vėl grįžtu prie to, valdyti. O kaip dar keičiasi šeimos finansinis tas raštingumas ir finansų tvarkymas atsiradus vaikams? Galbūt irgi kažkokių matote klaidų, galbūt irgi paskubomis, kai ne viskas būna iš anksto apgalvoti ir tada tenka ir nudegti, nukentėti, prarasti kiek pernelyg daug tų pinigų, nes faktas, kad visą dėmesį tuo metu, ypatingai aš įsivaizduoju pirmaisiais mėnesiais, tas kūdikėlis ir suvalgo ir kažkaip tie pinigai lieka matyti 2, 3 ir dar net galbūt kažkur tolėliau planuose. Žinot, čia vėlgi nuo šeimos priklauso, bet galbūt yra 2 etapai. Yra pasiruošimas vaikučio atėjimui, ar ne, vaiko priežiūros atostogų plano sudėliojimas, konsultacijos, reikia šitus dalykus susiskaičiuoti, ką mes ir darom, ar ne. Ir kitas etapas jau, kai gimsta vaikutis ir kaip jūs sakote, tai yra labai jautru, ar ne. Tai yra labai norisi kuo geresnių sąlygų. Taip. Ir pats svarbiausias dalykas, kas dažniausiai vyksta, ar ne, tai ypatingai su pirmagimiais, ar ne, per daug išleidžia, visko reikia. Aš tiesiog gal patarimas neskubėti visko pirkti, nes ten viskas vyksta labai greitai ir kas mėnesį yra viskas išaugama. Taip. Tai tiesiog kuo mažiau emocinių pirkinių. Ir jeigu reikėtų taip vieną paprastą, bet veiksmingą principą čia įvardinti, kuris padėtų šeimai nustoti klausti, kur dingo tie pinigai, ką jūs galėtumėte rekomenduoti? Aišku, čia mes atsispiriame nuo asmeninio to šeimos biudžeto kažkokio, bet koks galbūt veikimo modelis, kalbant apie jo laikymąsi, nes aš įsivaizduoju, gerai, lygiai taip pat kaip ir bet ką mes teoriškai išmanydami, galbūt kai ką ten susidėlioja Excelio lentelėje, vienaip ar ne ten matome, bet kai jau eina apie praktinius dalykus, apie praktinį veiksmą kalbant, tai galbūt ne visada pasiteisina, nežinau, gal jūs čia turėtumėte kokių patarimų, kaip laikytis to asmeninio biudžeto? Piliulės nėra stebuklingos ir visi galbūt norisi to greito, norint padaryti pokytį, reikia daryti pokytį. Tiesiog taip yra ir esminis dalykas tai biudžeto valdymas, jo sekimas ir aiškaus finansinio plano turėjimas. Ir išspręs visus dalykus. Ir matau, kad žinokit, turime čia žiūrovų klausimų, tai vieną bent noriu suspėti jums užduoti. Ką patartumėte darbuotojams, kurių amžius virš 50 metų, kaupiantiems nuo 2004 metų 2 pakopos pensijoje, kągi daryti dabar? Tai čia turbūt labai dažnas klausimas, kas finansiškai labiau apsimokėtų nutraukti, palikti, kaupti iki pensijos. Liko maždaug 10 metų, beje, čia informuoja. Aš nepasakysiu nieko naujo, ne, kiek kas visi dabar specialistai kalba, reikia skaičiuoti. Vienareikšmiškai reikia skaičiuoti, nematant žmogaus skaičių, sukauptos pinigų sumos, kokie kiti investavimo produktai. Spėčiau ir rekomenduočiau, nematydama bendro vaizdo, tęsti toliau kaupimą. Ačiū labai Jums už pokalbį, tikrai buvo be galo naudinga, man atrodo, mūsų žiūrovai su to sutiks ir gražios Jums likusios konferencijos, tikiu, kad pasiliksite joje. Dėkoju Jums. Tik dėkojame jau paskutinį mūsų šiandienos pašnekovą.